Šitą labiausiai nekenčiu. Toliau dar šitas, na ir šitie priekiniai, nes jie labiausiai man matosi visą laiką. Einu įsišiepus ir matos, ir mane tai labai nervina. O jūs esate turėjusi kokį tai ortodontinį gydymą jau iki šito vizito, taip? Nešiojau plokšteles tiek viršui, tiek apačioj, bet gan jauname amžiuje ir kai man išėmė po pusės metų kažkur, jie grįžo į savo vietą. Aš vien iš plokštelės pats žinodavau, ten ir nutrina, ir sulaužai, ir dar kažką padarai. Ir tas efektas nesimato, kai man nesimato, kad aš nenoriu to daryti. Man turi būti greitai ir gerai. Bet klasikinė ortodontija padarytų dabar jums irgi kitai padarytų gerai, bet nebūtų greitai. Tai yra būtų maždaug vidutiniškai 2 metai. O greita estetinė suaugusių ortodontija yra orientuota labiau į tai, kuo jūs skundžiatės, į tai, kad kuriuos dantis man nurodėte, tuos dantis ir tiesintume labiausiai, bet pagerėtų visas sąkandis iš tikrųjų. Tai yra labiausiai sustatytume tiesius tie, kurie yra kreivi, pagerinant visą bendrą ir sąkandį, ir išvaizdą. Estetika, funkcija, tai pagerėtų. Ir tai užtruktų jūsų atveju maždaug apie 6 mėnesius. Tai greita estetinė suaugusių ortodontija yra būtent alternatyva klasikiniai ortodontijai ir tai yra išeitis suaugusiems, kurie nenori klasikinio ortodontinio gydymo. Ir greitos estetinės ortodontijos tikslas yra per maždaug 6 mėnesius pagražinti šypseną, kad jinai būtų simetriška, subalansuota ir patrauklesnė negu kad buvo iki tol. Breketai, po to 3 dienas maždaug jaučiasi, kad yra užklijuota ir pradeda truputėlį dantis judėti, tai tas jausmas yra toksai, kartais net gali tekti išgerti nuskausminančių vaistų, bet po 3 dienų praktiškai skausmas praeina ir jūs nieko nejaučiate ir po to reikia atvykti maždaug kas mėnesį breketų sistemos aktyvacijai ir gydymas trunka vidutiniškai tarp 4-6 mėnesių. Kartais jisai gali kažkuriais atvejais užtrukti iki 7 mėnesių, 8, bet vidurkis yra 5-6 mėnesiai. Ir tai kaip čia jūs jaučiatės, kiek čia praėjo 3 mėnesiai, ne? Po 3 mėnesių, koks čia tas jausmas? Geras matyti dantį vietoje. Kur ir po to, kai nuimsim, būtų bailu. Čia gal viską matai galima išvis. Mano mama sako, jeigu gimsi su kliušiais dantis, sako, per dieną atsakyti. Labai gražu. Gražiau. Daug gražiau. Tai yra dantis. Jo, kelia džiaugsmą dėl tai. Taip. Kaip tas visa būsena nešioti breketus, kaip reaguoja artimieji ir nepažįstami žmonės, kaip man tą pačią kažkokia aplinko. Ar tai labai įtakoja tą gyvenimo kokybę, ar tai labai pasikeitė kažkas po to, kai uždėjom breketus, ar tai trukdo iš tikrųjų? Iš tikrųjų ne. Netgi buvau nustebus, kad kai uždėjom pačią pirmą dieną breketus, nuėjau rytą į kolegiją ir niekas nesuprato, kodėl aš sunkiai šneku. Bet paskui sako, eik tu savo geras, sako, gražiai labai atrodo netgi. Ir sako, tau tinka, simpatiška pasidarai. Taip. Gerai, o kaip pačioje pradžioje jūs uždėjom breketus, ar skaudėjo, kokie, nes aišku, tie, kurie žiūri šitą video, jiem yra įdomu, ar ten skauda, kaip žinam, kaip čia tas jaučiasi, bet truputėlį papasakok apie tai. Na, iš tikrųjų, kaip uždėjome, tai buvo toks šiek tiek diskomfortas, nes pilna burna kažko ir nesupranti, kas yra. Pirmą savaitę aš bijojau ir dantis plauti, ir daug ką daryti, valgiau košytės ir panašiai. Bet kad skaudėtų, taip nebuvo. Prieš 3 mėnesius tas dantis buvo šitoj pozicijoje ir atrodo tikrai labai negražiai, kaip jo, kad nesimatytų, o dabar jis jau po 3 mėnesių yra šitoj pozicijoje. Kaip normalus dantis liko mėnuo 2, kad tą dantį pritraukti prie kitų dantų ir jau čia visas tas lankas bus gražus. Čia dantį stengtis, kad visi nepatogiai
Jo, yra. Geras. O. Kaip atrodo pačiai? Eina savo. Nu geras. Gerai atrodo, kaip buvo. Eina savo. Taip, tai ką mes matom, po 5 mėnesių Vitalija turi gražią šypseną ir abi šypsenas dar, kad abi esam patenkintos. Aš kaip gydytojo rezultatu, o Vitalija, kaip suprantu, Irgi rezultatas. rezultatu. Jo. Geras. Tai Negaliu patikėti. Taip dabar labai džiaugiuosi iš tikrųjų. Labai laiminga esu ir man nemoku sakyti, kaip džiaugiuosi. Bet gražus dantis ir graži šypsena labai daug sakyti.